motyvais paremta Erikus Ambrazytės knyga nukelia į senąją gerąją Prancūziją romantiškai Paryžiuje jos vaikystės ir jaunystės Vilnių, Venecija, Roma, San Paulo, kur tik to netikėti nuotykiai kartais iš tiesų primenantys sapno ar kino filmų scenarijų. Laisvę visą pasiruošiu sudėlėsi jai vienai žinomus stalčiukus ir ištrauks jūs it gražias atovėje besiplenkstančias skaistės kartu su tavo išsakytais norais ir užduotais klausimais tada, kai mažiausiai to tikėsi. Atsisakiusi saldus ir įprasto gyvenimo vardan senos svajonės ir meilės Prancūzijai knygos herojė kartu su šeima persikrausto į mažą prancūzišką kaimelį Netrukus užsimezga ypatingas ryšys su meilės miestu Paryžiumi, kuriame gyvena paslaptingasis Antuanas Būranti šeima dramatiška draugystė, virstanti meilė Netikėta mamos knyga ir mirtis išmoko herojė pagrindinis pamokos Mylėti besąlygiškai save gyvenimą, tiek artimą, tiek nepažįstamą žmogų Tiesiog pasaulį vis dėlto svajonių nereikia laikytis Pačiuose jis mėgsta laisvę visą pasiruošęs sudėlėsi jai vienai žinomus stalčiukus Ir ištrauks jūs it gražias atovėje besiplenkstančias skaistės kartu su tavo išsakytais norais ir užduotais klausimais tada, kai mažiausiai to tikėsi. Visos knygoje aprašytos patirtos ir istorijas yra tikros, tik kai kurių veikėjų vardai pakeisti Tikras gyvenimas kartais mums siūlo tokį įdomesnį scenarijų Neišgalvota istorija knygoje ar kine Tai reikia mokėti skaityti visą tos ženklus ir žiūrėti į pasaulį smalsia širdimi Vis dėlto svajonių nereikia laikytis Pačiuose jis mėgsta laisvę visą pasiruošęs sudėlėsi jai vienai žinomus stalčiukus Ir ištrauks jūs it gražias atovėje besiplenkstančias skaistės kartu su tavo išsakytais norais ir užduotais klausimais tada, kai mažiausiai to tikėsi. Mandorina